Sveiki, sveiki kolektyvas, šiandien turim rugpjūčio 13 ir ką darom, purškiam rapsą nuo žolių. Pabiras matosi gražiai sugelti, purkštuvėlis gražiai išskleistas, rapsiukas turi 3-4 lapelius. Kitos savaitės gale, jeigu orai leis, bandysim nusipurkšti augimo reguliatorių. Šiandien ryte dar dalį dobilų nupurškiau nuo vienskilčių pabirų, nes buvo po kvietrugio sėda tiesiai po kombainą. Nemažai pabirų buvo, nusipučiau, vaizdo dar nėra dobiluose gražaus, bet ten, kur pirmas sėtas, jau neblogai atrodo. Gal truputį per giliai pasėjau dobilus, bet aišku, čia buvom negavę ilgai lietaus, dabar užlyjo, viskas turėtų pagerėti. Kabinam sąstatą, kad vienu kartu kuo daugiau nutempt. Su JC-bu stengiamės netampyti, nes ir taip jau sustampis JC-bus. Pagaliau pradėjau sėt, ryte dar persikeičiau bunkerius, dabar sėklą į antrą bunkerį, nes trąšų maža norma eina, gaunasi mažiau užpilimo. Atvažiavom į tolimiausius laukus, kaip ir minėjau, buvo dar visokių nesklandumų, truputį sėlką pasireguliuoti reikėjo, nes šiandien sėjau po pupų, kurios buvo išbarstytas su barstytuvu ir nepultas, su lėkštėm suvaryta, bet kai su lėkštėm suvaryta, jos yra ilgas ir daug balandų buvo, kartais fokusą truputį pakemša, bet palyginus labai normaliai. Toliau ratas dar Kyravui sprogo, ne pačiam Kyravui, zyliniai priekabai, bet ačiū Dievui, kad jau atvažiavus, tai viskas gerai čia. Šituos sutvarkysim laukus, nes čia turim 130 hektarų lėnę, per kelias dienas pasėsim, klausimas kaip bus orai, nes orus rodo lietaus ganėtinai nemažai, bet manau ištaikysim tą laiką ir kažkaip pasisėsim. Šiaip į fūrinį tentą būtų geriausia krauti tiek sėklą, tiek trąšas, bet dar grūdais užkrauti loviai, tai tenka vežti su Kyravu. Bet ir aišku su Kyravu viskas gerai, tik tai gal prie Kyravo reiktų balną pasidaryti iš kokios senos fūros, kad galimėtų tentą tampyti, nes dabar lietų rodo. Nu tai va klausimas, reiks kažko uždenginėti, o tentė tai būtų rami galva. Visai gražiai pasisėja, tvarkingai, 3 cm sėkla ir gylis nuo ragų kažkur tai 10 somų. Einam parodysiu, ką radom, kažkokią ašį, o į pakraštą variau įsikabinę. Bliamba, be negaliu, ne? Kažkokia ten ašis buvo, dar nemažai laiko sugaišau, kol aš ją nusiėmiau, reikėjo pavargti, nes ten, aišku, instrigo kaip visada smarkiai. Ir duris palikau atidarytas, tai mūsų dabar priskryta kabinan. Tai nervina tas, o šiaip vakar nebepadariau apibendrinimo. Vakar pasėjau per dieną nuo to apsisuksiu. Mažas laukas šiandien pas mane labai. Per dieną padariau 45 nuo 1 valandos iki 11 vakaro. Tai va, o šiandien vėliau išvažiavom, nes naktį gavom lietaus. Šiandien pradėjo gal apie kokią 2-3. Tai va, dabar jau nemažai valandų yra, po 12, kiek matau. Tai man dar reikia išsėti šitą sėlką ir dar vieną maišą. Tai manau, kažkas tai turėčiau valiai 2 valandą baigti. Ir kas, dar su JC-bu namo parvažiuoti, 16 kg. Dar praėjo porą dienų, kaip sėjom kvietrugį. Truputį neleido sėti, lietus. Tai gavos, kad ryte kažkiek pasėjom, po pietų, nes lietus užlydavo. Nu, aišku, žemėj drėgmės nemažai. Gal kai kur ir
truputį per drėgnai pasėjom, bet yra kaip yra. O dabar pasibaigė kūras, tai pabaigiau lauką realiai, bet čia 16 km važiuoti ir jau ant to mirksinčio nemažai dirbau. Tai palauksiu, atveš kanistriuką ir tada bandysiu judėti namo, o rytoj bandysim važiuoti sėt kvietrugių su vykiais. Dar reikės gal įsipilt miežių, nes yra truputį prasileidimo, patvarkyti miežius. Ir galimės ramiai sėt kvietrugį su vykiais ir tada liks kviečiai. Kvietrugį su vykiais pabaigiam, dabar jau guldom kviečius. Kviečių ne kažin ką mes paguldę esam. Šiam 4 hektarus. Iš viso kviečių 200. Dar sėkla ne visa paruošta, bet manau šią savaitę turėtume pasibaigti, nes oras geras, viskas kaip ir pagal planą. Pamaina pasadinta, gana jau man dirbti, reikia duoti bračiui biškį pavaryti. Vara tik reikalas. Kviečiukai eina į pabaigą, apie 50 hektarų liko, rytoj turėtume pabaigti. Stengiamės sėti 3 sėjomus. Čia va technologinė matosi padaryta. Bet dabar vėl sausa pas mus ganėtinai. Kai kur truputį sekliau pasideda sėkla, nes jau ir diskai padylė. Mano fokuso nemažai jau atsėjęs jinai. O sėkla čia guli. Panašiai ir bus turbūt. Jo, 3, kai kur virš 3, kai kur virš 2, bet vienu žodžiu viskas, manau, gerai. Čionai didelis laukas, bratkę apmokinau, truputį pasimokins, pripras prie gabarito. Kitais metais galėsiu ir daugiau pasėti, nes realiai darbininkų žemės ūkį sunku rasti. Pagrindė nosies krapštytojai, pinigų nori didelių, tai paprašiau tiesiog dirbti patiem ir nesukt galvos. Tai va, kas toliau sėja į pabaigą, lieka 150 hektarų kukurūzo, sutariau smulkinimą 70 kažkur hektarų, o kita likusi dalis eis į kūlimą, kėderio dar neturiu, reiks kažką galvotis jau pradėti, jau reikia tiksliau pradėti galvotis, bet vis tiek dar darbelio yra, dar purškimai, rapsą nusipurškiau augimo reguliatorium, su rapsu viskas gan gerai, gražiai atrodo. Nu, atvarėm pas kolegą, aš jau kaip sakoma, čia turiu sėdėti šone, kiek čia užlaužytų hektarų? Niega labai, dar nėra 7. 7 hektarų dar nėra, tai šiandien vėlai pradėjai? Nu, vėlokai. Nu, koks greitis, kokio varai? Ant 13. Supratau, va, žiūriu, antras bunkeris į pabaigą, tai dabar važiuojam, reiks varyti pilti. Jo, taip ir sėjam. Viskas rugsėjo 28. Baigiam žiemkenčių sėją. Nu, dabar sudigs, dar reikės pasižiūrėti, gal kokių kasiakų yra padaryta. Reiks pravažiuoti, bet neturėtų būti daug. Ganėtinai sklandžiai pasisėjam. Buvo ten, kai kvietrugį sėjam kelias dienas, kad lietus lyja, trukdė darbus, bet vėliau pradžiuvo dabar, tai galėtų palyti, nes iš tikro sausa yra. Per rugsėjį nedaug milimetrų gavę, gal iki 40, aš galvoju. Tai tokia situacija, hebrytė su darbais, viskas kaip ir neblogai. Manau, šiam video ir užteks. Reiks bandyti sumontuoti ir viskas. Tai paspauskit būtinai laiką, subscribe, užeikit į Instagramą ir šiam video sakau tiek, kad žiūrėjot ir iki.